Šiaurės Europos šalis. Šiandien tęsėme visiems svarbią tradiciją. Aš esu Tomas Dovidaitis, Limpra verslo aplinkos vadovas. Šiandien webinaro metu būsiu kartu su jumis. Kaip visada, mums tapo įprasta, laukia įdomus ir informatyvūs pranešimai. Tačiau pradėkime nuo kelių svarbių techninių dalykų, kad mūsų susitikimas būtų šiandien labai sklandus. Tai visų svečių, kurie prisijungėte, prašome išjungti mikrofonus ir vaizdo kameras. Visų svečių žiniai mes renginį įrašome. Renginio įrašą ir pranešėjų skaidres galėsite rasti šiek tiek vėliau renginiui pasibaigus Limpra svetainėje, renginių skiltyje. Pasidalinsime visą informaciją. Kiekvienas pranešimas truks šiandien apie 20 minučių. Pranešėjams galite užduoti klausimus dviem būdais. Galite į chat skiltį rašyti savo klausimus, komentarus, pastabas, idėjas. O po pranešimo galite užduoti klausimus ir gyvai žodžiu webinaro metu, paspaudus rankytę ir tada mes matysim ir leisime pasisakyti ir užduoti klausimą. Šiandien įžvalgomis su mumis pasidalins Lietuvos komercijos atašė Danijoje Audrius Masiulionis, Norvegijoje Martina Budnikaitė, Suomijoje Kristupas Stankus ir Švedijoje Darius Budrys. Jie pasidalins informaciją apie ekonominę situaciją, rinkos rodiklius tose šalyse, matomas tendencijas iš verslų, iš vyriausybės, taip pat pasidalins, kokias galimybės mato, kokius iššūkius girdi ir ką prognozuoja ateinančiais 2024 metais. Tai šties su nekantrumu laukiame pranešimų, nes jau suprantame, kad Danija, Norvegija, Suomija ir Švedija yra labai svarbios Lietuvos inžinerinės pramonės eksporto šalis. Taigi šiandien pradėsime pranešimą nuo Danijos apžvalgos, kurią pasidalins Lietuvos komercijos atašė Audrius Masiulionis. Tai prašau, Audriau, pasidalinkite skaidrėmis. Ir kas dar prisijungėte, primenu, išsijunkite kameras ir išsijunkite mikrofonus. Ačiū visiems ir Audriau, jūsų. Dėkui, Tomai. Tikiuosi mane girdit ir jau skaidrės. Dabar pas mane du ekranai, tai aš turbūt dabar jau pasileidau gerai. Viskas ok. Tai Audriau, kol kas nematom jūsų skaidrių. Nematot? Ne, nematom. Pamėginsim. O dabar matot ekraną? Ne, nematom kol kas. Here, screen. O dabar? Dabar taip, darbiniu režimu. Taip, ir dabar to mes pasidarom. Va dabar turi būti gerai. Taip, tik tais dar išjungkit kvadračiuką. Ekranėlį, taip, viskas. Puiku. Šaunu, ačiū, Akvilė. Danija, ir nežinau, čia turbūt mane davė pirmam kalbėti Danijai kaip pirmūniai viso regiono ir galbūt visos Europos. Ir tu jau gal sužinosit, kodėl. Ir man labai smagu, kad ir Limpra, ir ekonomikos ministerija šitam šiaurės šalių regionui skiria nemažą dėmesį, nes aš tai galvočiau, kad čia yra mūsų namų rinka. Ir ta rinka, tos 5 šiaurės šalis, yra apie 25 milijonus gyventojų tik tai, bet į ją eina netoli pusė mūsų viso eksporto. Ir tos šalis labai puikiai gyvena, tai norisi, kad ir mums taip pat sektųsi. Dabar kalbant apie tą dvišalę prekybą, tai
tas informacijas apie tai galite susirasti Užsienio reikalų ministerijos puslapiuose visų šalių. Ir jeigu jūs palygintumėte Daniją, Švediją, Norvegiją ir Suomiją, tai rastumėt nemažų skirtumų. Ir man labai džiugu, kad į Daniją baldai sudaro čia 1/5, nors į Švediją, Norvegiją apie 1/3 netgi, bet Danijoje nesimato statybų ir viskas prekių, kas susijęs su statybom. O jeigu paimtume inžinierinės pakraipos prekes ir paslaugas, tai jos sudarytų apie 1/5, 1/3 kažkur tai. 1/5, 1/4, kas visai yra neblogai. Ir dabar pagrindinės pramonės šakos Danijoje, tai aišku, Klintechas, čia turbūt ir visos Vestas priešaky. Inžinierinė technologijų pramonė yra labai svarbios, gyvybės mokslai, tai čia biotechas ir viena įmonė, kuri turbūt yra tas garvežys viso Danijos, visos ekonomikos. Maisto pramonė, man pačiam buvo labai didelis siurprizas, kiek svarbus yra žemės ūkis ir maisto perdirbimas ir šalia to maisto perdirbimo, kiek yra daug įmonių dirbančių toje srityje. Aišku, jūrininkystė, Maritime, tai čia ir Merskas, ir DFDS, ir dizainas, inovacijos, tai čia, kai danai sako, mes dizaininam viską, absoliučiai. Ir dabar kalbant apie inžinerinės pramonės sektorių, ir jinai tai yra netoli 8,000 įmonių ir didžioji dalis iš jų smulkios ir vidutinės, labai panašu kaip Lietuvoje. Apyvarta generuoja virš 31 milijardo ir sukuria apie 65% viso eksporto. Aišku, pridėtinė vertė didesnė negu statybose. Ir kas dar kitas dalykas labai įdomus, kad 90% įmonių ir sukurtų darbo vietų yra ne Kopenhagos, ne sostinės regione. Ir taip pat man buvo labai įdomus pastebėjimas, kad iki 25 metų, tai per šiuos metus, jie tikisi apie 4,5 milijardų eurų apyvartos didėjimo. Ir iš jų 3 milijardai bus eksportas ir bus sukurta iki 10 000 naujų darbo vietų. Tai atsiminkit buvo šitą, po to aš trupučiuką pakomentuosiu, nes čia galimai kažkokios galimybės. Aš Danijos žemėlapį parodyti norėjau ne todėl, kad manau, kad jūs Danijos nežinot ar panašiai, bet yra Kopenhagos sala, Zelandija ir Jutlandija. Tai žinokit, jeigu ieškoti tų inžinierinių įmonių ir galimų partnerių, tai turbūt labiausiai žuvingiausios vietos būtų Jutlandijoje. Ir aš, kai dirbdavau Investuok Lietuvoje, tai visą laiką į Kopenhagą atvažiavo susitinki su bankai, su dideliom kompanijom, nes čia yra vis tiek visi headquarteriai, o nedidelių įmonių gaudyti reikia važiuoti į Jutlandiją arba į Odensės salą. Tai turėkit minty. Ir taip pat dar vienas didelis skirtumas gal nuo Lietuvos, kad jeigu pas mus dauguma didžiųjų parodų ar renginių vyksta Vilniuje arba kažkas tai dar Kaune, tai čia su inžinierija, robotika susijusi renginiai ir parodos bus ir Odensėj, Veilėj, Fredericijoje, arba vienas miestelis yra toks Herninge šalia Vyborgo, šalia Stilkeborgo gal daugiau, kurio net nėra žemėlapį. Ir kas labai nustebino. Dabar kaip tos Danijos įmonės gyveno 23 metais. Ir aš radau tokią įdomią skaidrę Dansk Industry puslapyje. Ir
50 didžiausių Danijos įmonių, iš 50 didžiausių Danijos įmonių 27 viršijo 23 metų lūkesčius. Ir tik tai viena nepasiekė tų jau minimalių jai keltų lūkesčių, o visos kitos bent jau iki apatinės ribos perlipo ir buvo patenkinti. Tai čia galbūt ir yra vienas iš tų Danijos ekonomikos variklių ir BVP generuotojų. Ir čia 50 didžiausių listinguojamų įmonių. Ir dabar kaip atrodo tie statistiniai duomenys. Aš pridėjau nuorodą, iš kur tą statistiką imu ir ten galite įvairiais pjūviais susirasti. Tai aš, kam bus įdomu, tikrai pasibrausinkit. O šiaip yra gal 3 pagrindiniai rodikliai. Tai 23 metų 4. ketvirtį BVP augo 2 procentais, kas buvo žiauriai geras rodiklis. Infliacija taip pat jau mažiau 2 procentų ir jinai nebuvo tokia didelė kaip Lietuvoje. Ir eksporto auga ir yra gal nedidelis kritimas, bet jisai visiškai nėra žymus. Taip kad vienareikšmiškai yra viskas labai gerai su ekonomika. Ir aš interneto platybėse radau tokią skaidrę iš Oxford Economics ir Harvard Analytics, kur visos Europos šalis sužymėtos prognozę 24 metam BVP augimo. Ir galite matyti, kad Danija yra absoliuti lyderė ir Lietuva visai neblogai atrodo. Ir galbūt pirmas kartas, kai aš džiaugiausi, kad Lietuva neturi per daug ar daug santykių, ar nėra taip tampriai susijusi su Suomija, kur matosi, kad Suomija paskui save ir Estiją tempia žemyn. Ir dabar Danijos darbo rinkos rodikliai. Kaip matot, nedarbas krenta, o įdarbintų žmonių skaičius daugėja. Ir prognozė visiems 24 metam yra visai gera. Ir jeigu pamenat, aš minėjau, kad planuojama, tikimasi, kad bus sukurta dar 10 000 naujų darbo vietų, kurie darys tą papildomą eksportą ir papildomą produktą kurs, tai jiems vienintelė problema yra, kaip tų kvalifikuotų darbuotojų atrasti. Ir jeigu jie neturi problemų su tiekimu, bet turi problemų su darbuotojais, tai jie arba tuos darbuotojus prisivilios ir atsiveš į Daniją, arba galima bandyti pas juos eiti, kalbėtis, draugautis ir kad mes galim padėti jiems kažką tai padaryti Lietuvoje. Nes tas augimas, vieną dieną augimas, kitą kritimas, vis tiek ekonomikos cikliškai važiuoja. Ir dabar, kalbant apie tas rinkas, Danijos didžiausias eksporto, arba didžiausias rinkas, su kuom jos Danija draugauja, prekiauja, tai galite matyti Ameriką, Vokietiją, Švediją, kaimynai kaip visuomet. Ir labai didelis augimas yra Lenkija. Aš matyčiau, kad Lenkija yra didžiausias mūsų konkurentas ir lietuviškų įmonių konkurentas. Ir aš kai visą laiką sakau, jeigu kažkas tai parduoda, tai greičiausiai kažkas tai ir perka. Ir atsiranda kažkokie tai santykiai, ryšiai, draugystės ir supratimas ir tada gan sunku peršokti visą tai. Dabar dar viena šaka ar sritis gynybos pramonė, kas ir ekonomikos ministerija prašė čia pasidomėti, kaip ta gynybos pramonė yra skatinama. Tai sakyčiau, kad Danijoje nėra didelių globalių ir labai gerai žinomų įmonių dirbančių gynybos srityje, panašiai kaip kaimininėse šalyse. Bet labai daug Danijos įmonių integruotos į didžiųjų
tiekimo grandinės. Ir kiek ieškojau, kas tas įtakoja ir kaip jie tą pasiekia, tai yra, apart visokių šitų soft veiksnių, yra vienas labai didelis dalykas offsetas. Ir vienos teisinės kontoros puslapyje aš radau, kad Danijos vyriausybė, pirkdama bet kokius tai su gynyba susijusius pirkinius, jie įpareigoja įmonės kažką tai padaryti Danijoje, perkelti technologiją ar panašiai. Čia kažkada aš labai pavydėjau Latviam, nes Latvijai pirko Patriją ir gavo labai daug visko. Ir kalbant apie Danijos gynybos asociacijas, tai yra dvi. Ir viena yra po Danijos pramonininkais, kurie yra tokie patys didžiausi ir oficialiausi. Ir yra dar viena Sensek, kuri įsikūrusi Jutlandijoje, Silkeborge. Ir vienyje taip pat ir inžinierinis, ir IT įmonės, ir visus, kurie kažką tai daro su gynyba. Mes bandom su jais atrasti kažkokį tai bendradarbiavimą ir inovacijų agentūra ir Investuok Lietuvoje taip pat man padeda su jais artimiau susidraugauti. Dabar kaip ateiti į tą rinką? Aš čionais iš patirties gal 7 būdus galiu pasakyti, ir kiekviena įmonė turbūt kaip tas vyrukas stovi prie kelių, kurių yra labai daug ir visi vingiuoti, bet jis tik tai vieną kelią gali pasirinkti. Tai manyčiau, kad geriausiai tinkami įmonėm, kurios gamina kažkokį produktą ar paslaugą šitai rinkai, tai pirmieji 3 ir jie paprasčiausi. Tai aš apie juos šiek tiek gal daugiau ir pasakysiu. Tai čia jeigu tas pardavinėti iš namų arba kažkoks tai atstovas ar tarpininkas, tai yra pats pigiausias būdas, nedidelė investicija ir pilnai galite kontroliuoti procesą. Tinka prekiams ir specializuotoms paslaugoms, kurios iš kitų šalių perkamos. Tačiau jūs greičiausiai turėsit atsitiktinius projektus ir lėtai į rinką eisit ir nesusikursit savo vardo. Ir būsite absoliučiai pilnai priklausomi nuo to užsakovo, partnerio ar atstovo tarpininko agento. Kas kartais labai matau, kad yra tokių atvejų, kad įmonės dirbo per kažkokį tai daną ir jos pasijautė gan stipriai rinkoje ir atsisakius to dano paslaugų beveik visa rinka ima ir užsidaro. Ir tie galimi partneriai nebeatsakinėja. Tai jeigu jau galvosit kažką tai su kažkokiais tai partneriais dirbti, daryti, tai statykite ryšius ilgalaikius santykius. Ir dabar Danija, tai čia nusistovėjusios taisyklės, jaučiu tinka visom šalims šiaurės. Ir kontaktavimo būdai, laiškas, skambutis, susitikimas, gyvai kvietimas pas save atvažiuoti. Ir danai patys geriausi Danijoje, bus lygiai taip pat švedai ar norvegai bus patys geriausi, ar suomiai taip pat kaip Lietuvoje mes esam patys geriausi. Ir laikas, tai labai reikia žiūrėti, kada Danijoje nėra kokių nors atostogų ar šventinio laikotarpio, kai dabar tai yra beveik visi ar dauguma išėję į velykinės atostogas, pasiėmė velykinę savaitę ir gatvės beveik tuščios. Jokios hierarchijos, tai čia su klaustuku yra ir labai viskas flat, bet vis tiek nusprendžia kažkas, tai reikia rasti, kaip prie to kažko prieiti. Ir kas man labai patinka, tai
aiškumas, atvirumas, tiesumas. Ir mes čia prieš renginį diskutavom su kolegom iš Švedijos, Norvegijos, tai žinokit, danai yra tiesmukiškiausi, gal panašiai kaip suomiai. Ir jeigu iš kokio švedo sunkiai gausite atsakymą taip ar ne, ir greičiausiai jeigu negauna taip, tai yra ne. O su danais labai greitai galima susitarti ir ar dirbam ar nedirbam, ar išeina ar neišeina. Ir kaip kaimyninės šalis juokiasi, kad su danais derybos prasideda pasirašius kontraktą, taip kad būkite pasiruošę stipriai dirbti. Ir kaip ir visoje Skandinavijoje, šiaurės šalyse, interneto platybėse galima rasti labai daug informacijos. Ir aš kaip minėjau, Danijos pramonininkų labai puikus puslapis ir jie turi labai daug analitinės informacijos ir labai šviežios. Ir tik tai vienas dalykas, reikia skaityti geriau danišką puslapį. Bus ten daug daugiau visko. Ir taip pat jų statistikos puslapis labai greitai atnaujinama informacija, kas būtų labai normalu. O po to, jeigu ten visa kita, jeigu čia daugiau galvotumėt apie įsikūrimą Danijoje. Ir išvadas gal, tai procesai labai aiškus, lėti, bet įveikiami. Ir Danijos rinkai to dėmesio aš visą laiką bandau priminti, kad anksčiau nebuvo, aš esu pirmas komercijos atašė ir labai norėčiau, kad jūs užpultumėt tą Daniją ir visi kartu kažką tai padarytumėm daugiau. Ir dar vienas mano labai didelis pastebėjimas, kad Danijos verslas labai retai prašys savo institucijų pagalbos arba institucijų aplamai pagalbos, nes jeigu Danijos įmonė norėtų susirasti kažkokį partnerį, netgi subkontraktingą ar eiti į kitas rinkas ir paprašys pagalbos toje šalyje esančių ambasadų, tai ambasados išrašys sąskaitą jiems. Tai kartais ir į mane lygiai taip pat žiūri ir kartais labai tiesiai paklausia, aš čia padėsiu, bus inovacijų agentūra, Linpra, ten Investuok Lietuvoje, mano kaip back office'ai, kurie tikrai mielai pagelbės ir jie klausia, tai o kokia sąskaita už tai bus. Ir aišku, Danijos pramonininkai daugiau skiria dėmesio didelėm rinkom ir todėl vienareikšmiškai mums reikia rodyti iniciatyvą, o nelaukti, kad jie pas mus atvažiuotų. Ir tie, kas su gynyba, tie auga. Ir kaip minėjau, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas jaučiamas ir tam, kad iš mūsų nenuviliotų CNC operatorių ar dar kažko, tai reikia siūlyti jiems, kad mes galim padaryti kažką. Ir dar vienas didelis skirtumas tarp Švedijos ir Norvegijos, kad yra Danijoje labai maži valiutos svyravimai tarp Danijos kronos ir euro, tai čia rizikos jokios nebūtų, nes Danijos krona panašiai kaip mūsų litas buvo pririšta prie euro. Ir bandykime kartu, čia mano visi kontaktai, rašykit, darykit, kartais LinkedIn aš kai kažko ieškau irgi paskelbiu, kad greičiau būtų, tai bendraukime. Ačiū. Ačiū Lietuvos komercijos atašė Danijoje Audriui Masiulioniui už labai vertingas įžvalgas. Iš ties, Audriau, tikrai jaučiamas jūsų aktyvumas, kai Danijoje nuvyko, tai tikrai tų paklausimų, kai anksčiau tikėtina nebūdavo, dabar tikrai girdim iš jūsų aktyvių raginimų įsitraukti ir kad Lietuvos įmonės įsitrauktų su pasiūlymais savo. Jeigu turite klausimų, galite, kaip minėjau, užduoti juos chat dalyje arba keliant rankelę, ikoną rankos, tada užduosit klausimą gyvai. Dabar, Audriau, dar toks klausimas. Minėjot augimas, darbuotojų trūkumas, Lenkija stipriai šauna į priekį, ne? Taip. Tai gal yra kokie kertiniai dalykai, kad mes čia nuo jų neatsiliktume, aš nežinau, kaip lietuviai irgi auga kartu,
ar atsilikinė? Gal yra tam tikrų niuansų, kuriuos gal matote ir ką galima pasimokinti iš Lenkų ir daryti mums irgi teisingai ir augti irgi stipriai? Ne, tai aš kaip visą laiką sakau, vienas lauke ne karys. Ir kiek aš čia bevažinėčiau po Jutlandiją, surasčiau vieną ar kitą ten užsakovą ir ten su jūsų pagalba ieškočiau galimų tiekėjų. Ne kažin kas atsitiks. Reikia, kad ir daugiau tokių kaip aš atsirastų 10. Ir tas 10, kad tos įmonės lietuviškos kažką tai imtų, mėgintų, darytų, ieškotų, važiuotų. Ir tame vienas kito supratime atsiras tas bendradarbiavimas. Nes ir Lenkai ne taip, kad atvažiavo ten kažkoks tai komercijos atašė ar dar kažkas, tai ir Lenkija iššovė, ten tas rezultatas beveik padvigubėjimas bendradarbiavimui yra per 10 metų. Ir ten visų šitų. O šiaip tai rinka tikrai labai stabili. Ir aš stengiuosi nuo statybų šiek tiek toliau būti, bet vis tiek tenka. Ir su vienu bendravau, tai jisai sako, čia kažkas tai Danijoje labai įdomiai, nes sako, jų visą tą politiką, kai tik tai šioks toks sumažėjimas yra, jie kažkaip tai netyčia būna pasiruošęs daryti didelį projektą. Tai tuos tiltus didelius statyti, dabar tą tunelį stato į Vokietiją ir stato į Vokietiją tunelius ir jisai sako, kas įdomiausiai, kad dabar jau per vėlų lysti į tuos projektus. Nes ten garantija ir inžinierinių dalykų labai daug reikės, ir inžinierinių sprendimų, ir projektas milijardiniais skaičiuojamas. Bet reikėjo turėti jau iš anksčiau tuos draugus arba patekti į tų galimų partnerių sąrašą, nes dabar sako toks įspūdis, kad būsi subkontraktorius, kur grietinėlės nebenusiimsi, o tik tai darysi tai, ko jie patys nespėja ir darysi už kapeikas. Nes toks pastebėjimas. Tai čia reikėtų irgi, įmonės, aš suprantu, mes neturim tų didžiųjų, kurios ten į visas rinkas eina, daro ir visur sekasi ir visur gali skirti ir žmogiškųjų išteklių ir finansinių tiem dalykam, bet pasigalvoti ir jeigu nori čia atvažiuoti, pasižiūrėti ir pasiieškoti tų draugų, nes susirasit draugų, tai tikrai bus gerai, nes Danai, aš juokauju, kad Suomiai moka sugalvoti, švedai moka pagaminti, o Danai parduos Norvegam. Tai Danai tikrai moka parduoti. Ir aišku, ta Danijos ekonomika labai tempia dabar į priekį Novo Nordiskas, kuris pagal savo kapitalizaciją rinkos pasidarė didesnė įmonė negu Tesla. Bet, kaip matėt, ne vien Novo Nordiskas. Iš tų 50 top įmonių tik tai viena neperformino gerai praeitais metais. Ir visi tikisi, kad ir šitie metai bus dar geresni, nes vienaip ar kitaip palūkanų karpimas laukia, visi galvoja. Ir tas šiek tiek prastimuliuos tą ekonomiką ir augimą. Ir reikia būti pasiruošus. Ir kas labai įdomu, nėra tokių didelių regioninių inžinieringo šitų parodų čionais. Nes Danai kažkodėl tai tokių nepasiėmė, nedaro. Čia nėra nei Alikankintos, nei Elmijos. Bet jiems kažkaip tai viskas labai puikiai sekasi. Ir aš per praeitą šitą minėjau, kai nuvažiuoji į kaimelį, kur yra nemaža gamykla ir toj gamykloje daromi ir leopardų riedmenys ir šitie bokštelio rėmai. Labai daug dalykų. Ir įmonė iki tol, sako, dabar mes augam crazy, o iki tol jie pagrinde dirbo, gynybos pramonė buvo visai nedaug, jie pagrinde dirbo su Vestu.
kur darydavo įvairias didelės tas konstrukcijas reikalingas vėjo malūnų. Didelės konstrukcijas tai ne sparnus ir ne kotus stiebus ant ko stovi, bet įvairias mechaninės dalis. Kas, taip labai įdomu ir sakau, įmonė vidury niekur, šalia Horsenso. Iš vis kaimelis, kurio net nėra ant žemėlapio. Supratau. Ačiū, Audriau, už įžvalgas. Tai kaip ir Audrius Masiulionis rodė paskutinėje skaidrėje, kontaktai yra, minčių turite, galite kreiptis. Tikrai Audrius padės, turi didelę patirtį. Tai dar kartelį ačiū, Audriau. Ir keliaukime prie mūsų kito pranešimo. Tai kviečiu Lietuvos komercijos atašė Norvegijoje Martyną Budnikaitę. Prašau, Martyna, pasidalinkit savo prezentaciją ir pradėkime. Taip, tai sveiki visi. Ačiū labai organizatoriams, Limprai, už galimybę pasidalinti įžvalgom ir be abejo visiems, kurie šiandien prisijungė prisiklausyti. Tai pradėsiu nuo apžvalgos ekonominių tendencijų ir perspektyvų Norvegijoje. Tai dėja šiek tiek, mums sekasi šiek tiek prasčiau negu Danijai. Tai iš esmės visais 23 metais jautėsi žemyninės ekonomikos lėtėjimas. Tai bendrasis vidaus produktas padidėjo tik tai 0,7%. Daugiausia, aišku, tai buvo paveikta statybų sektoriaus, kas iš tiesų patyrė krizę ir toliau patiria sunkumus. Pats vystymasis praktiškai visus metus buvo vienodas ir pasižymėjo didelių kainų augimu vis dar ir padidėjusią palūkanų normų našta ir atitinkamai be abejo mažėjančią vidaus paklausą, tai tiek ir verslo investicijomis, tiek ir vartotojų įpročiais. Tai netgi nepaisant tos palūkanų normos stiprinimo, tai praktiškai nuo 0% 21 iki 4,5% praeitų metų gruodžio mėnesį buvo padidinta, tai šiuo metu turime aukščiausią lygį nuo 2008 metų. Tai praktiškai iš tikrųjų tai nelabai padėjo, nes vis tiek kronas silpnėjo ir susilpnėjo 3,3% nuo praeitų metų. Per metus, tai nuo 2022 metų. Tai taip pat kalbant apie darbo užmokestį, tai kilimas buvo lėtesnis antrus iš eilės negu kainų kilimas. Tai kas atitinkamai paveikė ir įmonės, padidėjo bankrotų skaičius, ypatingai statybų sektorijoje, tai maždaug 41% sudarė bankrotų, bet kalbant apie perspektyvas ateičiai, tai be abejo matome teigiamas tendencijas, kad nors ir lėtėja, yra tas tam tikras Norvegijos kronos stiprėjimas, tiek ir vartotojų kainų indeksas po truputėlį mažėja. Tai susitraukė šiemet iki 3,8, prognozuojama, kad trauksis kitais metais iki 2,7. Tai ir kalbant apie irgi tokias tendencijas, tai šiaip tikimasi, kad iki vasaros kažkokių didelių pokyčių nebus, bet nuo greičiausia rugsėjo mėnesio turėsim pirmą palūkanų normų sumažinimą ir tokiu būdu turėtų šiek toks būti atsigavimas ekonomikoje, aišku, nedidelis, bet ir pati darbo užmokestis augs pakankamai daug šiemet, ką irgi Norvegijos centrinis bankas prognozuoja, tai vėlgi tai turėtų būti pakankamai geros žinios tokioms ypatingai industrijoms kaip statybų pramonė, automobilių pramonė, mažmeninė prekyba, tos, kurios iš tiesų buvo labiausiai paveiktos. Šiek tiek kalbant apie namų ūkių vartojimą, tai iš tikrųjų jisai be abejo lėtėjo visus praeitus metus, nors
šiaip norvegai yra nelinkę taupyti, bet dabar atideda visus didesnius pirkinius, tai kaip ir būsto pirkimus, automobilių pirkimus, taip pat šiek tiek ir kainas labiau pasižiūri. Taip, bet vėlgi žvelgiant, taip perspektyvoje, tai matom, kad tas namų ūkių vartojimas nėra toks mažas, kaip buvo, sakykime, pandeminiu laikotarpiu ir iš tikrųjų ta norvegų perkamoji galia, jinai vis tiek išlieka pakankamai stipri. Ir be abejo, kalbant apie didžiausius iššūkius, tai būtent yra statybų sektorija, kadangi labai silpna paklausa ir būtent didelės investicijos tiek ir kainų prasme, tai investicijos į būstą sumažėjo 27%, kas yra daugiau negu per finansų krizę. Ir iš tikrųjų tai yra labai silpnas rodiklis, ypatingai silpna yra pastatų statybos subsektorija, kur ir daugiausia ir bankrotų. Baiminamasi, kad iš tiesų ateinančiais metais situacija nepasitaisys, bus prarasta 10 000 darbo vietų, bet vėlgi netgi ir šiame sektoriuje yra tam tikro aktyvumo, tai pavyzdžiui matom tokiuose segmentuose kaip pramoninių pastatų statyba, viešojo sektoriaus infrastruktūra, tai čia vėlgi tas aktyvumas yra pakankamai aukštas ir jisai greičiausiai išliks ir toliau. Yra be abejo tam tikrų lūkesčių, kad sektorius po truputėlį atsigaus, bet tai bus greičiausia tik tai 25-26 metais, nes jis turi atsigauti, nes iš tiesų matom, kad būtent Osle labai trūksta būstų, tai automatiškai turės vykti tos statybos, taip pat auga ir tas gyventojų skaičius. Tai tikimės, kad iš tikrųjų tas blogiausias periodas jau praeityje. Kalbant apie nedarbo lygį, tai Norvegija iš tiesų visuomet pasižymėjo aukštais darbo rinkos aktyvumo rodikliais, tai matom šią tendenciją ir dabar. Tai praeitais metais užimtumas padidėjo 1,3% ir matom, kad darbo rinka vis dar yra labai įtempta. Ir nors iš tiesų matom, kad naujausiais 24 metų duomenimis šiek tiek yra padidėjęs tas nedarbas, bet jisai daugiausiai yra siejamas su statybų sektoriumi ir iš tiesų visose kitose jis yra pakankamai žemas. Kalbant apie prognozes, tai matom, kad nedarbas turėtų augti apie 2% šiemet ir 25 metais iki 2,2%. Taip, ir šiek tiek paliesiu viešojo sektoriaus paklausą, kas irgi aktualu. Tai iš tikrųjų pernai turėjom praktiškai tokius piko metus. Daugiausia iš tikrųjų prie to prisidėjo tai gerokai padidėjusios išlaidos gynybos pramoniai. Ir, kalbant apie perspektyvas, tai vėlgi tikimasi, kad gali būti, kad šiek tiek jos bus mažesnės, nes galimybė iš valstybės išlaidas finansuoti iš naftos fondo šių metų biudžete šiek tiek sumažės, tai iki 2,7% naftos fondo vertės, kas visgi rodo tas šiek tiek atsargesnį požiūrį ir norą, kad tas Norvegijos naftos fondas tarnautų kiek įmanoma daugiau ir ilgiau. Bet vėlgi, kalbant apie pramonės rodiklius, tai iš tikrųjų matom pakankamai geras perspektyvas, bent jau pirkimo vadybininko indeksas tai rodo, tai šiuo metu turim didžiausią rodiklį nuo 2003 metų rugsėjo mėnesio. Ir daugiausia tai yra dėl naujų užsakymų, gamybos ir užimtumo padidėjimo, kas rodo tam tikrą augantį pasitikėjimą pramonės sveikata, bet vėlgi negalime apibendrinti, kadangi įvairių pramonės įmonių rezultatai ir tie lūkesčiai yra nevienodi. Tai, sakykime, mechaniniai inžinerijų, laivų, naftos platformų statyboje yra
tie lūkesčiai rezultatai yra geri, bet, sakykime, kalbant apie tarpines prekes, medienos gaminių, įvairias cheminės žalias, tą pačią metalo pramonę ir vartojimo prekių gamybą, na, jų nuotaikos yra šiek tiek prastesnis. Norvegijos centrinio banko kontaktai apklausose tikisi, kad šių metų pirmąjį ketvirtį gamybos apimtis iš esmės mažės, tada šiek tiek stabilizuosis, bet vėlgi, na, kalbam apie tokias bendras tendencijas, bet skirtingi sektoriai, skirtingi lūkesčiai, tai statybinių medžiagų sektorius yra, na, tikrai neturi pozityvių perspektyvų, bet taip pat, pavyzdžiui, matomi mažesni užsakymai iš žemės ūkio pramonės, bet kita vertus matome didesnę paklausą iš žvejybos sektoriaus, tai, na, iš tiesų tokių didelių skirtumų tikrai matosi. Kalbant apie įmonių rezultatus ir lūkesčius, tai, na, svarbu paminėti čia įmonių pelningumą. Tai jisai praeitų metų ketvirtame ketvirtyje buvo šiek tiek mažesnis negu per metus. Tai naftos be abejo pramonės tiekėjai dėl išaugusių kainų ir padidėjusios darbo apimties praneša apie didžiausią pelningumą. Vėlgi įvairių regionų skiriasi nuotaikos, tai ekonominė situacija silpniausia yra rytų ir centrinėje Norvegijoje, kitur yra šiek tiek geresnė situacija, bet natūraliai sumažėjus tam pelningumui matome ir investicijų mažinimo tendenciją ir šiemet jos dauguma sektorių iš tiesų planuoja jas mažinti. Kitas dar yra dalykas tas, kad daugelis įmonių jau arba įgyvendino tos didelius investicinius planus, arba jie stabdo dėl tų pačių išlaidų naštos, bet vėlgi visos didžiausios investicijos yra naftos pramonėje, paslaugų ir mažmeninės prekybos įmonės žada susilaikyti nuo didelių investicijų, bet vėlgi, sakykime, kalbant apie gamybos sektorių, tai pavyzdžiui, šiemet, nors ir yra planuojama atsisakyti tokių nebūtinų išlaidų, tikrai planuojam investuoti į įvairius energijos efektyvumo ir gamybos pajėgumo didinimo sprendimus. Tai vėlgi sukuria tam tikrų papildomų galimybių. Kalbant apie naftos sektorių, tai be abejo, nepaisant įvairių vykstančių diskusijų ir Norvegijos įsipareigojimo atsinaujinančiai energetikai, švariai pramoniai, tai vėlgi, ir toliau prognozuojamas tolesnis naftos ir dujų sektoriaus augimas ir šiuo metu naftos ir dujų fondo vertė yra rekordinė. Tai yra būtent didžiausias tas variklis, kuris generuoja daugiausia pajamų į valstybės biudžetą ir praktiškai laiko didžiąją dalį Norvegijos ekonomikos. Kalbant apie iššūkius šitoje vietoje, tai investiciniams planams gali šiek tiek daryti įtaką tai, kad naftos ir dujų pramonė šiuo metu veikia beveik pilnu pajėgumu. Ir taip pat daugybė ypač didelių investicinių projektų buvo vykdyti nuo pandemijos iki pernai metų, tai būtent pagal tą naftos ir dujų mokesčių paketą, tai kuris palengvino investicijas naftos ir dujų pramonės įmonėms. Tai šie projektai dauguma jų bus užbaigti ateinančiais metais, tai šiek tiek gali aprimti veiklą, bet iš esmės, žvelgiant į valstybės strategiją, pratęsti gamybą ateinančiais dešimtmečiais, taip pat ir investicijose įmonėme, tai matome, kad greičiausia didelio lėtėjimo nebus. Taip pat matome ir tokiuose pavyzdžiuose, kaip pavyzdžiui pernai metų birželį Norvegijos vyriausybės leidimas naftos kompanijoms plėtoti 19 naftos ir dujų telkinių.
Tai taip pat matom ir įmonių pranešimuose, kad investiciniai planai yra daugmaž 240 milijardų Norvegijos kronų vien tik tais šiemet. Tai daugiau negu tikėtasi anksčiau. Tai tikrai matosi, kad šita pramonė nestos bent jau artimiausiais 5 metais. Ir kalbant apie kitus kertinius Norvegijos sektorius, tai norėčiau paminėti laivybą. Tai neįtraukiant kruizinio laivyno, Norvegija šiuo metu užima 4. vietą pasaulyje pagal laivybos dydį, tai iš tikrųjų šitas sektorius irgi yra labai labai perspektyvus. Ir naujausiais duomenimis Norvegijos laivų savininkai praneša apie laivybos įmonių pajėgumo augimą. Tai tikimasi maždaug apie 10%. Nepaisant įvairių iššūkių, tokių kaip aukštos laivų statybų kainos, kvalifikuotos jėgos trūkumas, tai vėlgi ateinančiams 5 metams Norvegijos laivų savininkai numato investicijas laivų atnaujinimui, taip pat pozityvius lūkesčius dėl užsakymų didėjimo ir vien tik tai per ateinančius 5 metus bus pastatyta tikimasi, kad bus pastatyta iki 200 naujų laivų. Tai vėlgi ypač jūrinių paslaugų bendrovės pastaraisiais metais sustiprino savo sutarčių sudarimo planus ir nemaža dalis naujų laivų bus skirta būtent aptarnauti jūros vėjo jėgainių pramoniai, kas irgi labai, šiek tiek vėliau pristatysiu, auga. Ir beveik 9 iš 10 laivybos įmonių yra įsipareigojimo statyti laivus, kurie yra aprūpinti įvairiomis technologijomis, būtent kurie yra klimatui neutralūs ir tos technologijos, iš tikrųjų, jose irgi taip pat yra labai daug perspektyvų. Tai kalbant apie per pelningumą, tai šiek tiek jisai tikisi, kad jisai bus mažesnis, bet kuriuo atveju bus didelis pelningumas. Ir taip pat matom ir pozityvius lūkesčius jūros gėrybių pramonėje. Tai iš tikrųjų dar Norvegija, kaip ir praeitais metais, taip ir dabar demonstruoja rekordinius skaičius. Tai ir be abejo augimas šioje sektoriuje reiškia, kad ir investicijos didės ir kartu ir nauji užsakymai. Taip, kalbant apie užsienio prekybą, taip pat yra pakankamai pozityvu. Ypatingai eksportas augo per pastaruosius 2 metus. Daugiausia prisidėjo naftos bei dujų eksportas, bet taip pat ir silpna krona be abejo. Šiek tiek matome šiokį tokį eksporto sumažėjimą nuo praeitų metų rekordinių skaičių, kas vėlgi daugiausia prisidėjo tai, kad krito naftos ir dujų kaina ir tas Europoje prieiga prie suskystintų gamtinių dujų pagerėjo. Vėlgi tie patys atsinaujinančios energetikos projektai vėlgi padarė įtaką, bet vis dėlto matom, kad palyginus eksporto skaičius su 10 metų perspektyva, tai vėlgi, matom, kad jie yra rekordiški. Šioks tos be abejo matosi importo sumažėjimas ir tikimasi, kad jisai šiek tiek mažės ir toliau. Bet iš esmės, prekybos perteklius yra vis dar labai didelis ir tai pastato Norvegijai tam tikrą prasme saugią poziciją. Ką svarbu paminėti irgi šioje vietoje, tai nors ir labai svarbus Norvegijai yra naftos ir dujų eksportas, tai visgi Norvegija yra įsipareigojusi
pereiti pamažu prie kitų, tai būtent užtikrinti eksporto diversifikavimą ir pagal naują eksporto skatinimo strategiją yra iki 2030 metų nenaftos ir dujų eksporto apimtis siekiama padidinti apie 50%. Na ir iš tikrųjų matosi įvairių iniciatyvų tiek ir iš vyriausybės, tiek ir būtent aktyvios verslų veiklos, kad matome, kad iš tikrųjų tai vyksta pakankamai aktyviai ir pasižiūrėsime, kaip Norvegijai tas seksis. Tai gal iš tokių vat irgi esminių galimybių galėčiau paminėti jūros vėjo energiją. Tai Norvegija siekia iki 40 metų pasiekti 30 gigavatų jūros vėjo energijos. Tai praėjusiais metais Norvegijos vandens išteklių energetikos direktoratas nustatė 20 diapazonų Norvegijos pakrantėje, kur būtų galima atlikti nuodugnių jūros vėjų jėgainių plėtros tyrimą. Taip pat buvo paskelbti pirmieji vėjo energijos gamybos jūroje aukcionai. Tai šiemet kaip tik turime Norvegija suteikė pirmąjį Šiaurės jūros vėjo jėgainių parko licenciją. Tai laimėjo konsorciumas Ventyr ir jisai reikšmingai prisidės prie tos būtent Norvegijos energijos transformacijos, na ir be abejo suteiks papildomų galimybių pramoniai. Tai taip pat aktyvi veikla vyksta, kalbant apie CO2 surinkimą, tai vėlgi čia irgi Norvegijos vyriausybė skatina šią veiklą pakankamai aktyviai. Tai yra skiriamas įvairius papildomas finansavimas CO2 kompensacijų schemoms, tai intensyviai naudojančiams pramonėms šakoms. Tai vėlgi industrija yra pakankamai patenkinta iš tiesų vyriausybės kaip įsiklausimų ir šiuo metu, kalbant apie, pavyzdžiui, CO2 kompensacijų schemą, tai Norvegija iš tikrųjų daugiausia teikia paramos Europoje, lyginant su kitomis šalimis. Taip pat vienas iš tų eksporto diversifikavimo vietų yra švarioji jūro pramonė, tai Green Maritime. Norvegija turi antrą ilgiausią pakrantę pasaulyje, tai daugiau nei 100 000 kilometrų. Tai iš tikrųjų tai yra labai istoriškai svarbi pramonė ir kaip ir minėjau, ji labai aktyviai auga. Na ir kiti tokie perspektyvūs sektoriai, kuriuos matom, tai yra saugumas ir gynyba. Tai gynybos biudžetas 24 metais tai padidėjęs apie 1,3 milijardo eurų. Ir toliau investuojama tiek ir parama Ukrainai, tiek ir teikiama įvairiausia parama įmonėms. Ir iš viso apie 3 milijardai Norvegijos kronų bus dabar investuojama į padidintus gamybos pajėgumus Norvegijos gamybos pramonėje. Tai neseniai gavo finansavimą tokios įmonės kaip Kongsberg Defence and Aerospace, Namo. Tai vienu žodžiu, šioje vietoje tikrai matosi didžiulė veikla ir perspektyvas. Na ir kalbant apie dar tokias papildomas galimybės, tai vėlgi matom, kad dėmesys skiriamas ir skaitmeninės infrastruktūros poreikiams. Ir tai matom, kad tokios įmonės kaip Telenor, Hafslund investuoja milijardus Norvegijos kronų į naują energiją taupantį duomenų centrą. Tai jisai bus, jo bendra galia sieks apie 40 megavatų ir jisai prisidės prie
iš tikrųjų to energijos efektyvumo taupimo ir bus pats energiškai efektyviausias Norvegijoje šiuo metu. Ir ta pagaminta šiluma tieks centralizuotos šilumos tiekimą vartotojams. Tai, va šioje vietoje irgi matom tą dėmesį inovacijoms ir atitinkamai, ir galimybės mūsų pramoniai. Na ir kaip ir kolega, aš tada trumpai gal papasakosiu, sakykime, apie tą darbą su norvegais, kaip su jais dirbti, kas jiems būdinga. Tai iš tikrųjų Norvegijoje ypač yra vertinama lygybė ir tas Jantė įstatymas, tai kertinis dalykas yra pasitikėjimas, tai kad iš esmės norvegai turi nuspėti, kaip jūs elgsitės, tai kaip ir praktiškai visose Skandinavijos šalyse dominuoja nehierarchinė struktūra ir pasitikime iš esmės viskuo, tiek valdžia, tiek ir verslo partneriais. Na ir be abejo darbo kokybę jūs tą pasitikėjimą taip pat užsitarnaujat. Tai siekiant, sakykime, sukurti tą geresnį įspūdį, tai visuomet be abejo aktualu investuoti į tvarius sprendimus, labai aiškiai išgryninti savo vertės pasiūlymą. Svarbu paminėti, kad norvegai šiaip ieško ilgalaikių partnerių ir šita rinka nėra lengva. Bet vieną kartą užmezgus tą pasitikėjimą, jį turėsite ilgalaikį partnerį. Kalbant apie kalbos aspektą, tai norvegų kalba nėra būtina, tačiau vėlgi, jeigu turit galimybę bendrauti norvegų kalba arba paskirti kažkokį atstovą, kuris galėtų tai padaryti, tai vėlgi sukuria pakankamai didelę pridėtinę vertę. Ir atsakant, sakykime, klausimą, ar būtina atvažiuoti ir ar būtinas gyvas kontaktas, tai tikrai būtinas ir gyvas kontaktas ir vietinės rekomendacijos. Ir mes kaip ambasada teikiam daug galimybių, kaip tą vietinį kontaktą padėti užmegzti, tiek ir per įvairius renginius, tiek ir parodas. Tai tuo klausimu tikrai galima padėti. Na ir bendrai apibendrinant, sakykime, kokia ta situacija yra Norvegijos rinkoje, tai be abejo iššūkiai, kaip ir visur, Norvegijos neplenkia, bet vis dėlto jinai vis dar išlieka tokia saugia įlanka verslui, nes perkamoji galia vis dėlto yra didelė, nedarbas žemas, naftos fondo ir vertė yra rekordinė, kaip ir tam tikra pagalbė valstybės biudžetui. Ir iš tikrųjų matom, kad visi pagrindiniai sektoriai, tiek ir naftos, tiek ir laivybos, tiek ir žuvininkystės, demonstruoja labai didžiulį atsparumą ir augimo lūkesčius. Tai matome labai didžiulės investicijas į atsinaujinančią energetiką, skaitmenizaciją, gynybą, matosi įvairios žinioms imlių sektorių, tokių kaip gyvybės mokslai stiprinimas. Tai netgi kalbant apie tą patį statybų sektorių, kuris yra kritęs, vėlgi, jeigu jūs pasiūlysite tvarius ir našumą ir efektyvumą didinančius sprendimus, tai iš tiesų netgi ten galima atrasti tam tikrų galimybių. Tai va, ir kalbant apie kaip įeiti apie šią rinką, tai kaip ir minėjau, gyvas kontaktas, pirmoji vietinė rekomendacija yra labai svarbi. Tai labai siūlyčiau išnaudoti tiek ir mūsų ambasados kontaktų tinklus, tiek ir įvairias verslo misijas ir parodas, kur, jeigu būtų aktualu, galėčiau daugiau papasakoti. Tai galbūt iš manęs tada būtų tiek. Čia matot mano kontaktus. Jeigu domintų verslo galimybės Norvegijos rinkoje, visuomet kreipkitės ir papasakosiu apie
sudėliosime kartu strategiją ir padėsim, ko galėsim. Ačiū labai Lietuvos komercijos atašė Norvegijoje Martynai Butnikaitei už išsamų ir naudingą pranešimą. Martina, turime porą klausimų. Ugnius iš IRC klausė, kadangi Norvegijoje darbo jėgos paklausa yra didelė, tai gal žinote gamybos įmonių automatizavimo lygį, robotizavimo lygį, nes gal tai padėtų ir mūsų verslai galėtų tai įsilieti ir padėtų tom įmonėm efektyviau dirbti. Gal... Tai žinokit, šiaip aš vien iš praktikos galiu pasakyti, kiek lankausi įmonėse, tiek ir iš tiesų, tai vat kaip ir minėjau, kadangi situacija yra pakankamai prasta, tai būtent visa automatizacija, robotizacija, visi šitie dalykai, tai yra pagrindinės investicijos šiuo metu įmonėse. Tai manau, kad va šitoj vietoje tai tikrai galimybės Lietuvos verslui yra didelės. Ir būtent ten, sakyčiau, galit, aš nežinau, kiek tiksliai supratau klausimą, tas lyginant su Lietuva robotizacijos lygis, ar ką turit omenyje? Lankydama, vizituodama, kaip jūs matote, ar yra tos plėtros ir ar tikrai, ar jau ten labai jau įmonės jau aukštam lygiai robotizavimo, ar dar tik pradeda projektus? Ar... Šiaip, žinokit, lygis jau yra pakankamai aukštas. Tikrai pasakysiu, jis yra pakankamai aukštas, tai vėlgi, jau jūs, sakykime, turėtumėt vėlgi atvykti ir pasižiūrėti, kurioje vietoje, sakykime, galėtumėt kažką pasiūlyti papildomai, tai, jau tą vertės pasiūlymą reikėtų labai sukonkretinti norvegam, bet tai yra, kaip ir minėjau, pagrindinės investicijos šitoje vietoje, praktiškai visose sektoriuose, tai tikrai galimybių yra. Ačiū. Turime dar vieną klausimą. Algirdas iš Lavango klausia iš žuvies pramonės sektoriaus. Gal jums girdėtas vadinamasis Lake Scott ir kas žinoma apie šį mokestį šiuo metu ir kokios prognozės? Žinokit, šiuo metu aš nepasakysiu naujausių duomenų, bet aš galėčiau, jeigu jūs man parašytumėte elektroninį laišką, aš galėčiau jums atsakyti. Nežinau, kad buvo pakeitimų dabar pastaruoju metu, tai aš galėčiau jums tiesiog atsakyti išsamiau. Supratau. Ačiū. Tai dar kartą dėkojame Martynai. Ačiū Martyna už pranešimą ir kviečiame Lietuvos komercijos atašė Suomijoje Kristupą Stankų. Prašau, Kristupai, jeigu galite, prisijunkit ir pasidalinkite savo skaidrėmis ir laukiame jūsų pranešimo. Sakykite, ar girdisi? Taip. Matosi? Taip. Gerai, važiuojam tada. Taip, tai dėkui visiems susirinkusiems, kad radot laiko, dėkoju Limprai už organizavimą. Tai truputėlį apie Suomiją. Iš tikrųjų, Suomija šiai dienai išgyvena sudėtingą laikotarpį ir čia galima matyti, kaip auga BVP jų, tai yra iš esmės 22 metais turėjo augimą 1,6% ir tada žiūrint 23-24 metus mes matom, kad ekonomika traukiasi. 24 metų prognozija šiai dienai yra minus 0,2%, bet Audrius jau parodė, kad bus minus 1%. Tai iš esmės matosi ta tendencija, kad ir patys suomiai savo prognozijos truputėlį vis pažemina. Visai nesenai dar 24 metų prognozija buvo plus 0,2%. Šiai dienai kur yra ta stagnacija ir kodėl ekonomika neauga, tai jie įvardina šiemet kaip finansavimo problemas, tai iš esmės palūkanų normos lygį ir tikisi, kad jeigu vasarą palūkanų normos bus sumažintos, tai duos tokią paspirtį, sakykime taip, visai eurozonai ir tame tarpe eksporto rinkoms ir jų vidiniai rinkai ir galbūt atsigaus truputėlį ir statybų sektorius ir bendrai vyks toksai
pozityvus, sakykime, lūžis, bet čia yra toks lūkestis. Ar taip susiklostys, žinoma, pamatysim, ar taip pasidarys. Kaip jie prognozuoja? Jie prognozuoja, kad šiemet dar jų ekonomika trauksis, bet 25 metais jau jie turės vėl tą savo stabilų 1,5% augimą. Kaip vystysis atlyginimai, tai iš esmės 22 metais atlyginimai augo 2,9%, praeitais metais 4,2% ir matome, kad ta tendencija yra ganėtinai panaši. Sakykime, šiemet jinai 1,5% turėtų siekti, galbūt dėl to, kad šiemet jau galvoja apie tai, kad kai kurios industrijos truputėlį paleis darbuotojų ir iš tikrųjų nedarbo lygis truputėlį išaugs. Kol kas, ypatingai, sakykime, technologijų industrijos išvengė šito darbuotojų paleidimo būtent dėl to, kad paleidus darbuotojus paskui juos yra labai sudėtinga susižvejoti atgal. Tai truputėlį tikisi, kad šitą laikotarpį prakentėjus vėliau ta strategija atsipirks. Taip pat matom, kad kylant atlyginimams produktyvumas pastaruosius porą metų neaugo, kas reiškia, kad iš tiesų už tą išdirbtą darbą reikia mokėti dar truputėlį daugiau nei vien tik tais atlyginimo augimas, dėl to, kad galutinį produktą pagaminti kainuoja dar bent po procentą daugiau vien iš produktyvumo praradimo. Ir produktyvumo augimas iš tikrųjų atsigaus tik 25-26 metais. Kaip atrodo Suomijos eksporto rinkos, tai 22 metais buvo labai sveikas augimas. Kaip atrodo pačios Suomijos eksportas ir kaip atrodo importas, irgi matome šitoje lentelėje po dešinę. Kas šitoje vietoje yra ganėtinai įdomu, kad 24 metais eksporto rinkose prognozuojama, kad jos jau augs 2%, bet kad Suomija iš esmės neprisivysto augimo, kad jie nesugebės to eksporto rinkų augimo konvertuoti į savo eksporto sėkmę ir kad čia truputėlį yra, kaip pasakyti, problemų šitoje vietoje ir kad iš tikrųjų ta konverzija prisivys tik 25-26 metais. Kas liečia importą, tai matom, kad 23 metais iš tikrųjų importas buvo labai sudėtingoj vietoj. Jie dar tuos skaičius, aš kaip suprantu, peržiūri ir ten dar gali būti truputėlį didesnis pokytis į apačią, kiek man teko skaityti. Tai iš esmės importo prasme irgi yra ganėtinai sudėtingas laikotarpis. Nuo šitos ganėtinai sumažėjusios bazės šiemet dar truputėlį žemyn judės. Tai šioje vietoje praeiti ir šie metai Suomijos ekonomikai turėtų būti dar ganėtinai tokie, sakykime taip, skausmingi. Kaip atrodo infliacija? Infliacija šiai dienai yra iš esmės suvaldyta, energetikos kaštai nei kiek, sakykime taip, tos infliacijos į viršų netraukia. Viskas yra šioje vietoje kaip ir tam norimam eurozonos lygmenį, žemiau nei 2%, dėl to jie labai tikisi, kad jie bent jau labai norėtų, kad būtent finansavimo situacija pasikeistų ir palūkanų normos būtų sumažintos. Kaip atrodo valstybės skola? Čia turbūt yra šiai dienai viena iš didžiausių temų Suomijoje. Temos iš tikrųjų, kurios negalima ignoruoti, nes tai yra vienintelė šiaurės šalis ir iš tikrųjų, jeigu ir vadinamąją naująją šiaurę, kaip Baltijos šalis vadinasi, įtrauktumėm, tai į šitą palyginimą, tai tik Suomija turi tokią didžiulę skolą. Kaip ta skola susiformavo, galime matyti, kad pirmas posvyris buvo 2008 metais per finansų krizę, antras toksai, sakykime, posvyris buvo be abejo Nokijos žlugimas ar ne, ir tada toliau turim COVID-ą ir iš esmės karą ir dabar jau, kai finansų rinkose ta skolinimosi kaina yra pakilusi, tai jiems sukontroliuoti valstybės skolą darosi labai labai sudėtingai. Kokia yra jų strategija? Jie nori subalansuoti valstybės biudžetą, sumažindami darbo rinkos ir socialinės sistemos, tai ta prasme sumažindami socialinės sistemos išmokas, bet pagrindinis to sumažinimo tikslas yra kuo daugiau žmonių įtraukti į darbo rinką. Tai didinant užimtumą,
spręsti šią problemą, o užimtumą didina mažindami socialinės išmokas ir socialinės garantijas. Dabar bendra visuomenė į šitą situaciją reaguoja ganėtinai pozityviai. Jeigu mes žiūrim į šitą strategiją, tai mes matom, kad pagrindinė politinė partija, kuri su šito mandato atėjo į valdžią, jie laimėjo ir prezidento rinkimus, reiškia, kažkuria prasme tą mandatą užsitvirtino, ta politika juda į priekį, tos pozicijos jie laikosi ganėtinai tvirtai, bet kovo 11 prasidėjo labai rimti atsakomieji profsąjungų streikai ir jie iš esmės yra nukreipti prieš sunkiąją eksporto industriją. Tai iš pradžių buvo prognozuojama, kad tai bus 2 savaitės, šiai dienai tai yra jau pratęsta iki 3 savaičių. Tai 3 savaitės, kaip pasakyti, daryti tokį spaudimą importo, eksporto rodikliams tam tikros industrijos. Vėlgi tai turės neabejotinai pasiekmių ir galutiniam rezultatui, nes 3 savaitės išimti iš šitos rinkos, tai BVP vėlgi turbūt bus peržiūrimas truputėlį į apačią. Bet perspektyva yra tokia, kad valdžia išlaiko savo poziciją, kol kas nenusileidžia, streikuotojai truputėlį praranda populiarumą visuomenės akise, tai žiūrėsim, kaip ta situacija vystysis toliau. Tų streikų vienokių ar kitokių, sakykime taip, nuo pat metų pradžios pasitaiko kiekvieną mėnesį. Vasario mėnesį turėjom transporto streikus, kai buvo problemos su lėktuvais, skrydžiais, problemos su vietiniu transportu, tai traukiniais, tramvajais ir panašiai. Tai dabar truputėlį jau nusitaikė į kitą, iš esmės į verslą, nebe į gyventojus. Tai va, taip atrodo ta situacija. Čia truputėlį prisimint, kaip atrodo Suomijos technologijų industrija. Iš esmės, kokią dalį sudaro kiekviena iš technologijų industrijos šakų. Tai mechaninė inžinerija čia yra 37%, metalo industrija 18%, elektronika 20%. Likusią dalį sudaro informacinės technologijos ir inžinerinės konsultacijos paslaugos. Kaip užsidarė 23 metus, apyvartos atžvilgių matom, kad industrija krito 9% bendra, o technologijų industrija 4%. Kai mes paskutinį kartą kalbėjomės ir paskutinis buvo Limpros forumas, tai mes maždaug buvom 23 metų vidury ir dar technologijų industrija neatrodė taip prastai, bet šiai dienai jau yra -4% apyvartų. Jeigu mes eitumėm per pagaminamus kiekius, tai šitoj vietoj taip pat turėtumėm dar truputėlį blogesnius rezultatus. Kaip atrodo technologijų industrijos apyvartos pokyčiai, jeigu eitumėm per kiekvieną šaką, tai informacinės technologijos per metus paaugo 4%. Reikia turėti omeny, kad tarp šitų informacijos technologijos kompanijų yra tokių milžinų, kaip ir, sakykime, tas pats Microsoftas, kuriam sekasi labai neblogai. Konsultacinės inžinerinės kompanijos augo 4% taip pat, bet jos sudaro ganėtinai mažą dalį visos industrijos. Taip pat metalų industrija susitraukė 19%, bet mes matom, kad buvo labai didelis šuolis 22 metais. Mechaninė inžinerija paaugo 3%, kas yra iš tikrųjų labai geras ženklas, nes mechaninė inžinerija sudaro didžiausią dalį šitos industrijos. Paskui truputėlį papasakosiu, kas sudaro tą mechaninę inžineriją, kodėl matosi toks pozityvus skaičius. Iš tikrųjų, ir elektronika, ir elektrotechnika sumažėjo 9%. Kaip tos apyvartos atrodo konkrečiai, tai matom, kad mechaninė inžinerija truputėlį paaugo, matom iš esmės tas tendencijas, bet taip pat matom, kokie yra konkretūs skaičiai. Mechaninė inžinerija priskiria tokias kompanijas kaip pavyzdžiui Kone Cranes, Volmeta, Ponce, tai yra ganėtinai didelis mišinys skirtingų kompanijų. Čia taip pat papuola dažnai ir gynybos industrija, kaip sakykime, jų Patrija. Kalbant su gynybos industrijos kompanijomis yra 2 tendencijos. Viena tendencija yra ta, kad iš tikrųjų jų planai įstojus į NATO yra labai dideli ir jie labai nusiteikia į tai, kad dabar bendradarbiavimas su NATO šalimis turėtų pasidaryti žymiai
paprastesnis ir jų gamyba gynybos kompanijų turėtų išaugti ir pardavimai išaugti būtent aptarnaujant kitas NATO šalis. Kaip realybėje tai atrodo, tai labai priklauso nuo gynybos kompanijos, sakykime taip, produktų. Labai stipriai yra išaugę dronai. Kad suvokti skalę, tai tam tikros kompanijos savo ankstesnės metinės apyvartas šiai dienai pasidaro, pavyzdžiui, per mėnesį. Tai dronai iš tikrųjų yra aukštumose. Kitos kompanijos, kaip, sakykime, šarvuoti automobiliai, šarvuotosios mašinos, jos, pavyzdžiui, nemato dar tokio didžiulio augimo. Tai labai priklauso nuo to, kur atsidūręs esi gynybos industrijoje, kokį produktą turi, bet bendrai paėmus planai ir lūkesčiai yra dideli. Čia taip pat Suomija kaip šalis taip pat duoda paramą eksporto skatinimui. Tai jie taip pat tiki tą industriją ir tiki, kad tą eksportą galima padidinti ir jie tam duos tam tikrų paramos pinigų ir paramos instrumentų. Tai galim tikėtis ir kad šiemet ir Lietuvoje pamatysime turbūt Suomijos gynybos kompanijų delegaciją, bet dėl šito dar vėliau. Kaip užsakymai atrodo šitoje industrijoje, tai iš esmės taip pat atspindi likusias tendencijas, nors vidinės rinkos užsakymai atrodo ganėtinai neblogai, bet eksportas po truputėlį traukiasi. Čia dar, sakykime, taip, jie sako, kad dar su šitom knygom užsakymų galima gyventi, bet jeigu tokia tendencija tęsis toliau, tai bus sudėtinga. Taip. Na ir statybų sektorius. Tai kaip ir kitose šiaurės šalise yra didžiulių bėdų. Jeigu praeitais metais, 23 metais, dar, sakykime, industrinis ar sakykime, komercinis segmentas dar truputėlį augo, tai šiemet jau prognozuojama, kad tiek komercinis, tiek rezidencinis, tiek privatus nekilnojamas turtas, kad visa tai plėtra turėtų eiti žemyn. Tai statybos industrijai tikrai šie metai bus tokie pat sudėtingi kaip ir praeiti metai, gal net truputėlį, sakykime, taip sudėtingesni. Bet taip pat prognozuoja, kad metų vidury, kai finansavimo sąlygos pagerės, kad tai turėtų duoti pospyrį ir statybų industrijai ir, sakykime, taip, kad maždaug nuo metų vidurio prasidės atsigavimas. Tai labai daug šitų prognozių priklauso nuo to, kad iš tikrųjų bus ganėtinai stiprus palūkanų normų mažinimas eurozonoje. Taip, kaip atrodo Baltijos šalių eksportas į Suomiją? Tai iš esmės čia taip pat pridėjau Lenkiją, kaip ir Audrius minėjo, kad turėtumėm truputėlį perspektyvą ir šitų mūsų kaimynų. Tai mes matom, kad iš tiesų didžiausias partneris šiai dienai iš šitų šalių yra Lenkija, nors standartiškai tai yra Estija. Praktiškai jos žengia koja kojon šiai dienai, nors 22 metais, kai iš tikrųjų technologijų industrijos užsakymai buvo labai didžiuliai, mes matėm, kaip gerai tas atsispindi ir Estijos eksporte. Tai tas Estijos eksportas reikėtų vertinti, kaip pasakyti, dviejopai. Tai ne tik yra Estijos kompanijos, bet labai didžiulė dalim tai yra Suomijos kompanijos, kurios tiesiog turi savo tam tikrus padalinius Estijoje nuo senų laikų. Tai Suomija labai mėgsta Estiją, jie tikrai ten turi labai daug verslų ir tas paprasčiausiai bendradarbiavimas dažnai yra ir tiesiog tarp Suomių, kuris atsispindi Estijos skaičiuose. Ir šiai dienai jis taip pat atsispindi Estijos skaičiuose, kai mes matome, kaip abiejų šalių BVP yra stipriai susijęs. Lietuva šiuo atveju atrodo ganėtinai, sakykime taip, stabiliai. Mes čia esam šalia Latvių.
ir mūsų taip pat eksporto skaičiai praeitais metais, lyginant su 22 metais, krito, priklausomai nuo ketvirčio tarp 5 ir, sakykime, kitais ketvirčiais gal net 20%. Bet ką mes darome šiai dienai, mes su latviais matom, kaip puikiai, kaip daug bendradarbiavimo iš tikrųjų turi estai ir mes visus 3 Baltijos šalis, Suomijoje mes kooperuojamės ir organizuojame, turėsim jau ir vieną renginį balandžio mėnesį kartu ir paskui turėsim vieną delegaciją, kurią taip pat organizuojam kartu su latviais. Tai delegacija keliaus į Latviją ir tada keliaus į Lietuvą. Tai šitą modelį bendradarbiauti su latviais ir estais mes plėtosime toliau, kad tiesiog daugiau dėmesio ištrauktumėm, kad kartu bendrom jėgom labiau ištrauktumėm iš tikrųjų suomius iš Suomijos ir taip paskatintumėm visų šalių bendradarbiavimą ir tuo tarpu taip pat Lietuvos, kuri šiai dienai labai stipriai atsilieka nuo žymiai mažesnės Estijos. Kokie yra Lietuvos didžiausi eksporto sektoriai į Suomiją? Tai matom, kad didžiausią dalį sudaro elektros mašinos įranga ir įranga bei jų dalis. Toliau yra dirbiniai iš geležies, tai iš esmės mechaniniai komponentai, baldai, plastikai ir mašinos ir mechaniniai renginiai. Dabar į kiekvieną iš šitų galima lysti giliau ir žiūrėti, kokie subsektoriai šitoje vietoje yra sėkmingiausi. Tai jeigu pasižiūrėsim į elektros mašinas ir įrangą, tai nes yra toliau išsidėliojo kaip izoliuoti laidai ir įvairūs, kaip jie vadinasi, switcheriai, modemai ir receiveriai tie vadinami. Tai šioje vietoje būtent tos dalys sudaro didžiausią elektros mašinos įrangos bei jų dalių segmentus. Tai taip ta situacija atrodo. Tai va. Tai šitaip tokia trumpa prezentacija apie Suomiją. Tai jeigu yra klausimų. Ačiū Lietuvos komercijos atašė Kristupui Stankui. Kristupai, taip, minėjot, streikus iš tiesų nemažai girdim iš įmonių ir kaip tik ir klausimas ta tema yra. Tai čia minim, kad streikai, gal jie slopsta. Ką jūs matote dar tolimesniai perspektyvoje? Gal valstybė sušvelnins tą poziciją, ar jau streikai jau nustos, nes gal kokių dar istorijų pamokančių turit, ką įmonės turėtų atkreipdėmėsi? Jo, iš tikrųjų tai jau kai rugsėjį buvo Lietuvoje atvažiavo Suomijų delegacija, kalbėjo apie tą dalyką, kad šie metai bus streikų metai. Kompanijos tam yra psichologiškai pasiruošusios, galima sakyti, bet jos tikisi ir daugiau judesio, nes valdžia savo poziciją truputėlį gal švelnina, bet nešvelnina tose klausimuose, kurie būtų svarbus profsąjungoms. Tai tas debatas, jisai nebent, kaip pasakyti, nebent profsąjungos pradės truputėlį savo poziciją švelninti. Bet dėl to, kad būtent ta pusė praranda savo populiarumą. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų, žvelgiant į kompanijas, kiek man tenka su jom bendrauti, man toks jausmas, kad yra truputėlį tokios, kaip pasakyti, tiek daug baimės ir užsidarimo, kad, sakykime taip, yra tokia situacija, reikia ją prakentėti. Bet aš manau, kad čia taip pat yra visai nebloga galimybė kalbėti su tom kompanijom ir, kaip pasakyti, megzti tuos ryšius ir galbūt jos kaip tik rinksis tada partnerius, kur ta gamyba gali būti užtikrinta stabiliai ir truputėlį nuo vidinės rinkos pabandys pasižiūrėti į kitas rinkas, kur būtų galima tą stabilumą užsitikrinti. Ypač jeigu mes toliau matysim tokią situaciją, kad eksporto rinkos nuo vasaros pradeda augti, o Suomijos vidinė rinka toliau yra paralyžiuojama streikų. Jeigu mes matysim šitą tendenciją, alihankintoje, aš manau, mes šitą variantą
tikrai galėsim labai akcentuoti ir kalbėti apie stabilumą gamybos Lietuvoje ir stipriai sudalyvauti toj parodoj. Tai čia, sakykime taip, Alihankinta, mano nuomonė, Alihankinta ir paskui delegacija, kuri atvyks iš Suomijos į Lietuvą, aš manau, ten mes tikrai galėsim pasižiūrėti, tai kokios yra nuotaikos, kiek jie nori ir yra linkę bendradarbiauti ir išnaudoti tas galimybės, kurios yra Lietuvoje. Tai va. Super. Ačiū Kristupai už įžvalgas. Kontaktus Kristupas nurodė, jeigu ką kreipkitės ir tikrai susitiksim Alihakintoje, nes tikrai daug lietuvaičių važiuoja, daug verslų ten važiuoja, tai tikimės produktyvios parodos. Dar kartą ačiū Kristupui ir keliaukime į Švediją. Lietuvos komercijos atašė Švedijoje Darius Budrys. Prašau, Dariau, pasidalinkite pranešimu ir laukiame. Sveiki, labą dieną visiems, bandau dalintis pranešimu. Ar matosi? Taip. Taip, tai ačiū tada tuomet Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijai už iniciatyvą. Džiugu matyti tokį gausų susidomėjimą Švedijos ir tuo pačiu Šiaurės Europos šalių rinkomis. Tai savo pranešime aš irgi truputėlį papasakosiu apie bendrą makroekonominį paveikslą. Atskirai pakalbėsim apie dvi dedamąsias, vidaus paklausą, apie tarptautinę prekybą, atskirai apie tendencijas ir status quo pramonėje. Na ir tuomet, ką mes, kaip, sakykime, ambasada darome, kad lietuviško verslo Švedijoje atsirastų daugiau. Tai kalbant apie... Dariau, atsiprašau, jeigu galėtume dar mitingo kvadračiuką, jeigu nuslinktumėt nuo pranešimo, tada visi geriau matytume. Gerai. Super. Tai kalbant apie tokį makro paveikslą, 23 metai buvo, sakykime, ekonominio lėtėjimo metai, labai panaši situacija kaip ir Suomijoje, BVP krito maždaug 0,2 procentus, 3 paskutiniai ketvirčiai buvo neigiami, bet čia galima išskirti kelias priežastis. Tai žinoma, vidaus paklausos nebuvimas arba ženklų sulėtėjimas ir lėtėjanti tarptautinė paklausa. Kol kas šių metų pirmo ketvirčio rezultatų nėra, bet galima išskirti gal keletą tokių tendencijų arba, sakykime, skirtumų. Lyginant su 23 metais, panašu, kad vidaus paklausa mato tam tikrų atsigavimo momentų. Tuo tarpu išorinė paklausa teikia kur kas daugiau neapibrėžtumo negu kad 23 metais. Tai dabar jeigu kalbėti apie vidaus paklausą, tai čia situacija tokia, kad, sakykime, yra gal 3 tokie optimizmo šaltiniai. Tai pirmas yra susijęs, pirmiausia, tai lūkesčiai dėl mažėjančios palūkanų normos, ką įvardino ir Kristupas, ir kiti kolegos. Tai matom, kad infliacija mažėja pagal skirtingus rodiklius. Tas CPIF, tai čia yra rodiklis, į kurį žiūri Riksbankas, Švedijos centrinis bankas, taip pat vartotojų kainų indeksas. Tai infliacija iš tikrųjų pavyksta suvaldyti, bet tuo pačiu vyksta kiti procesai, vyksta ekonominis lėtėjimas, auga nedarbas, na ir sukuriamas tikrai tvirtas pamatas Švedijos centriniam bankui mažinti palūkanų normą. Esminis klausimas dabar yra, kada tas mažinimas įvyks. Švedijos komerciniai bankai kalba apie gegužės birželio mėnesį, bet dar vienas įdomus momentas, ar tai įvyks, nes lig šiol modelis būdavo toks, federalinė rezervų sistema
kelia palūkanas, po to seka Europos centrinis bankas ir tada jau šiaurės šalių bankai. Bet dabar panašu, kad diskusija vyksta, kadangi ta ekonominė situacija silpnesnė ir infliacija suvaldyta, kad Riksbankas iš tikrųjų gali anksčiau pradėti mažinti palūkanų normą, kas vėlgi turi tam tikrų rizikų, nes iš vienos pusės palaikytų pačią Švedijos ekonomiką, bet iš kitos pusės silpnintų patį Švedijos kronos kursą. Bet vėlgi, nepaisant visko, tikimasi, kad palūkanos mažės ir čia ekonomistai teigia, kad, sakykime, standartinis vartotojas, kuris turi, sakykime, būsto paskolą, vidurkis maždaug apie 300 tūkstančių eurų, kad jam kas mėnesinės įmokos 24 metų gruodį sumažės iki maždaug 250 eurų. Kitas optimizmo šaltinis, kas liečia namų ūkius, vartotojus, tai yra sumažinta mokestinė bazė ir įvairios mokestinės paskatos, nes švedai nuo 24 metų sumažino akcizą degalams, tai benzinui maždaug 15 euro centų, dizelinui mažiau, kažkur apie 4 euro centus, bet tuo pačiu yra kitos finansinės paskatos, kurios būsto paskolą turintiems asmenims suteikia galimybę kartą per metus susigrąžinti tam tikrą dalį įmokų. Tai vėlgi, jeigu paimsim ankstesnį scenarijų, jeigu žmogus turi paskolą už 300 tūkstančių eurų, tai jis turės galimybę susigrąžinti maždaug 3200 eurų. Tai priklausomai nuo tada, kada bus pateikta deklaracija, tai gali būti balandžio mėnesį, gali būti vasaros vidurys, bet vėlgi tokia injekcija į vartotojo realias pajamas. Ir bendrai per visą šitą mechanizmą skaičiuojama, kad, taip sakant, to mechanizmo apimtis bus maždaug 7,5 milijardų eurų. Tai trečias optimizmo šaltinis, kalbant apie vartotojus, tai yra turbūt tai, kad pirmą kartą per 2 pastaruosius metus vartotojų pajamos kils sparčiau negu kad infliacija. Ir bent jau Swedbanko ekonomistai prognozuoja, kad tos realus pajamų augimas šiais metais turėtų siekti kažkur 3,7%. Tai vat visos tokios, visi šitie optimistiniai naratyvai, kuriuos palaiko, aišku, ir vyriausybės atstovai, ir bankų analitikai apie tai daug kalba, jie formuoja teigiamus vartotojų lūkesčius, ir leidžia šiek tiek žiūrėti optimistiškiau į savo finansinę perspektyvą ir tuo pačiu stimuliuoti vartojimą. Kalbant apie įmonės, čia situacija šiek tiek prastesnė, to pesimizmo šiek tiek yra daugiau ir vėlgi pardavimai mažėja, plėtra irgi yra mažinama, didėja atleidimų, nedarbas, jeigu tai palyginti, šiais metais yra išaugęs dabar iki 8,1%, iki metų galo prognozės, kad turėtų padidėti dar 2 procentiniais punktais iki 8,3%. Bankrotų skaičius irgi yra labai ženkliai išaugęs, skaidrėje matom visą Švedijos geografiją, tai bankrotai paliečia praktiškai visus Švedijos regionus. Jeigu lyginti 22-23 metus, tai per visus sektorius bankrotų skaičius yra išaugęs maždaug 64%, bet aišku, labiausiai yra paliesti tie sektoriai, kurie yra orientuoti į vidaus vartotoją, tai čia vėlgi kaip ir kitose Šiaurės Europos šalyse statybos, bet kartu ir restoranai, viešbučiai ir, kaip bebūtų keista, IT sektorius, nes pastaruoju metu irgi labai daug girdime apie atleidimus IT sektoriuje. Vėlgi, dėl statybų tokių pirmų optimizmo ženklų kaip ir yra, bet
Vakar, man atrodo, buvo paskelbta Big Facta, tokia analitinė bendrovė, duomenis, kad vasarį fiksuotas maždaug 3 procentų augimas lyginant su sausio mėnesiu, bet vėlgi čia gali būti tokie epizodiniai rodikliai, kurie dar nerodo bendros tendencijos ir rinkos atsigavimo. Dabar kalbant apie tarptautinę prekybą, tai čia skaidrėje matot pagrindinius Švedijos prekybos partnerius. Švedija iš tikrųjų yra labai daug eksportuojanti valstybė, jos eksportas 23 metais siekia maždaug apie daugiau negu 200 milijardų eurų, jeigu kalbėti apie eksportą prekes, jeigu dar pridėti eksportas paslaugomis sudaro irgi apie 100 maždaug milijardų. Bet iš visos šitos skaidrės aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą momentų. Pirmas momentas, kad iš tikrųjų eksportas, Švedijos eksportas į tarptautinės rinkas po truputį traukiasi. Ženklesnis toksai sumažėjimas fiksuojamas kaimyninėse šalyse, tiek Norvegijoje, kuri aplamai eksporto partnerė numeris 1, dabar jau aplenkė Vokietiją, tiek į Daniją, tiek į Suomiją, bet taip pat silpnėja ir JAV, ir ta pati Vokietija. Tai palyginimui, jeigu 22 metais eksportas augo maždaug 23 procentus, tai praėjusiais 23 metais augimas buvo vos 5 procentai. Kitas momentas, atkreipti dėmesį į importą ir ypatingai į Kiniją. Labai ženkliai sumažės importas iš Kinijos. Na ir čia greičiausiai siejama su sutrikusiom tiekimo grandinėm, turėjom COVID, turėjom situaciją, kada Sueco kanalas buvo užblokuotas Panamos laivo, dabar turim problemų Raudonojoje jūroje. Tai iš tikrųjų tos visos kalbos apie nearshoringą jos turi pagrindo, nes dalis gamybos yra perkeliama į Europą, arčiau savo geografinių sienų ir pagrinde, bent jau pagal statistiką, atrodo, kad tas procesas nukreiptas į Vidurio ir Rytų Europą. Tai matom čia ir Rumunija, Slovakija, Čekijoje labai stiprus augimas. Tai importas iš šitų šalių labai ženkliai išaugo. Tokia nelabai pozityvi žinia yra tai, kad Baltijos šalis į šitą traukinį kol kas nepapuola, kol kas. Ir čia galbūt yra kelios priežastys. Viena, kad mūsų eksportas labiau yra sufokusuotas susietas galbūt su statybų sektorium, kur pridėčiau ir baldų industriją. Na ir kita priežastis, galbūt kai tiek daug kalbame apie karą, tai paskui tie naratyvai atsiranda kažkur tai Švedijos straipsniuose, na ir tai irgi nepadeda mums, sakykime, kalbinant partnerius steigti savo gamybą Lietuvoje arba outsourcinti gamybą į Lietuvą. Kalbant apie Švedijos pramonę, tai čia matom 23 metų Švedijos pramonės pyragą, tai čia galima tik atkreipti dėmesį, kad reiškia, didžiausios pramonės šakos yra būtent kelių transporto gamyba, mechaninė inžinerija antra vieta, chemijos pramonė. Na ir grafikas dešinėje rodo tų pramonės šakų rezultatus praėjusiais metais ir ankstesniais laikotarpiais. Tai matom, kad pagrindiniai tokie garvežiai ir buvo būtent transporto priemonių pardavimai ir gamyba ir pardavimai, taip pat chemijos pramonė, mechaninė inžinerija šiek tiek rodė silpnesnius rezultatus, na ir metalo ir medienos pramonė, kurios irgi yra ženklios bendrame gamybos pyrage,
rezultatai buvo prastesni ir čia, aišku, labiau gal siejama su situacija statybų sektoriuje. Bet ekonomika turi savo ciklą, įmonės turi vėlgi savo vadovus, kurių užduotis yra prisitaikyti prie esamų aplinkybių ir ieškoti ir siekti optimalaus rezultato ir optimalių pelnų. Tai matom, kad nepaisant, sakykime, tokio sudėtingo laikotarpio, iš tikrųjų pagrindinės Švedijos įmonės fiksavo puikius rezultatus, netgi viršijo 22 metų pelnus. Tai čia vėlgi matosi, kad dominuoja transporto priemonių gamintojai, bet gana neblogi metai ir kitoms įmonėms. Tai tiesiog norėjusi atkreipti dėmesį. Kas liečia tendencijas, metus pradėjom lyg ir su tokiu pozityviu rezultatu, fiksuojamas 1,2% augimas, jeigu kalbėti apie pramonės gamybą, bet čia vėlgi Švedijos inžinerinės pramonės asociacija, kai tik šią savaitę, reiškia, paskelbė tokį savo apklausų barometrą, kuris indikuoja, kaip reiškia, keičiasi situacija su užsakymais, su pramoniniais užsakymais. Tai matom, kad praktiškai visuose subsektoriuose yra toks neigiamas augimas arba kritimas. Tai gal čia prie to labai nedetalizuosiu, galėsiu pasidalinti skaidrėmis, bus galima pasinagrinėti detaliau ir galėsiu pasidalinti šaltiniu to barometro. Vėlgi, situacija galbūt nėra tokia dramatiška, nes nors trumpalaikė perspektyva atrodo truputėlį galbūt ir pesimistinė, bet čia vėlgi labai žiūrėčiau į skaidrę kairėje, kur fiksuojamas, reiškia, tas pirkimų vadybininkų vadinamas indeksas, ar ne. Ir labai žiūrėčiau į situaciją JAV, Vokietijoje ir aplamai eurozonoje. Tai matom, kad JAV ta situacija ganėtinai yra gera. Vokietijoje optimizmo teikia tai, kad kreivė atsitiesia, atsispirta nuo dugno ir kreivė kyla į viršų. Analogiškai ir Švedijos pirkimo vadybininkų indeksas matome, kad jis atsitiesia ir jeigu žiūrėti į paskutinius rodiklius, vasario mėnesio rodiklius, tai fiksuotas vienas geriausių rezultatų per pastaruosius metus. Tai to optimizmo irgi pramonėje yra, čia labiau gal žiūrima vėlgi kaip ir vartotojų atveju į centrinius bankus su lūkesčiu, kad palūkanų normas pagaliau bus pradėtos mažinti ir rinkos atsities, bet kartu optimizmo teikia ir kiti dalykai, kaip antai Švedijos vyriausybės fiskalinės priemonės, nes lig šiol Švedijos vyriausybė kaip ir negalėjo taikyti tų fiskalinių priemonių, nes jeigu būtų įlėjusi finansų į, tarkim, infrastruktūros vystymą, kelių tiesimą, tiltų tiesimą, tunelių ar ten viešų objektų statybą, tai tuo pačiu jinai būtų paskatinusi infliacijos augimą, kas būtų priešinis poveikis tam, kurios siekia centrinis bankas. Bet kadangi infliacija ženkliai mažėja, vyriausybė atsiriša rankos fiskalinių priemonių taikymui, tai jau balandžio mėnesį bus persvarstomas biudžetas ir jau dabar kalba yra apie tai, kad papildomai bus įlieta apie 1,5 milijardo eurų. Ir tos lėšos bus nukreiptos tiek gynybai, tiek infrastruktūrai remti. Ir jeigu žiūrėti dar į tolimesnę perspektyvą, į 25 metus ir tų 25 metų biudžeto formavimą,
Tai bent jau kiek anksčiau yra tekę skaityti analitiką, tai ten jau kalba yra apie 8 milijardus, nes prieš rinkimus, parlamento rinkimus, kurie numatyti 26 metais, tos paramos iš vyriausybės pusės, matomai tik tai daugės. Kaip atrodom mes, tai čia irgi gal keletas momentų. Pirmas, kad vis tiek Švedija, kaip bebūtų, išlieka itin svarbia rinka mūsų pramoniai. Mūsų eksportas siekia 566 milijonus eurų praeitais metais. Taip, fiksuotas kritimas 9%, jeigu lyginsim su 22 metais, bet kritimas yra mažesnis negu kad bendras mūsų eksportas, nes bendras eksportas, bent jau pagal Lietuvos duomenų agentūros rodiklius, krito maždaug 13%. Ir jeigu žiūrėti truputėlį gilį, tai, sakykime, tokie subsektoriai kaip pagrindiniai metalai, metaliniai gaminiai, kurie labiausiai krito ir tempė į apačią bendrą rodiklį, tai greičiausiai šitie subsektoriai ir jų kritimas gali būti susijęti su situacija statybose, bet kas džiugina, kad, pavyzdžiui, aukštesnės pridėtinės vertės subsektoriai, kaip variklinės transporto priemonės, elektros įranga, kompiuteriniai, elektriniai, optiniai gaminiai, jie netgi augo, ypatingai variklinės transporto priemonės, priekabos, puspriekabės maždaug augo apie 40%. Tai čia vėlgi siūlyčiau žiūrėti optimistiškai, bandysim apjungti jėgas ir siekti, kad 24 metais tie rodikliai būtų kur kas geresni ir nebematytumėm to raudono skaičiaus, bet matytumėm pliusą ir kitokią spalvą. Dabar į ką taikomės, bent jau ambasadoje, į ką kreipiam tokį didesnį dėmesį, tai be abejonės, kaip ir kolegos minėjo, gynybos pramonė yra būtent tas varikliukas, į kurį dabar daug kas turbūt kreipia dėmesį. Ir čia gal skirtumas su kai kuriom kitom šalim yra tas, kad, pavyzdžiui, Švedija yra 13 pagal dydį pasaulyje ginklų eksportuotoja. Ir čia yra tikrai rimtų kompanijų, tokia kaip ir Sabas. Žinome, kad Švedija patapo NATO nare, išlaidos gynybai buvo padidintos maždaug 28%, atitinkamai gynybos pramonės įmonės jos irgi didina savo pajėgumus. Tas pats Sabas, jisai investavo apie 150 milijonų eurų į plėtrą tiek Švedijoje, tiek už Švedijos ribų, pasistatė gamyklą Indijoje, kai kuriuose kitose šalyse. Mes irgi, taip sakant, nesnaudžiam, buvom susitikę su Sabo CEO, kalbėjom apie Lietuvos vertės pasiūlymą, kalbėjom apie galimybės įsilieti į Sabo tiekimo grandines. Lankėmės viename iš Sabo centrų Jönköpinge, turėjom dar lankytis Jönköpinge, bet truputėlį keitėsi planai, tai palikom ateičiai. Kalbame su Švedijos gynybos asociacija, buvom susitikę su direktoriaus pavaduotoju Sofo. Turėtumėm galbūt netgi kitą mėnesį susitikti su vadovu, galvojam apie bendrus renginius. Po Sofo kepurė yra maždaug apie 200 įmonių, ir aišku, projektuojamės 25 metus, kada turėsim gynybos renginį Lietuvoje, tai tikslas yra užmegzti kuo daugiau tų kontaktų ir tada jau pagalvoti apie atvažiuojamąją verslo misiją. Kitas sritis yra automotive, tai čia vėlgi bendraujame tiek su mūsų automotive klasteriu, kviečiame įmonės apsilankyti pirmajame automotive forume Lietuvoje. Su Scania jau esam bendravę, bet irgi deriname susitikimą su CEO.
su Volvo Group siejau, greičiausiai susitiksime gegužės mėnesį Giotenburge. Taip pat kalbamės ir su kitom įmonėm, turėjom susitikimą su Komatsu padalinio Švedijoje, taip pat praėjusią savaitę buvom susitikę su įmonė, kuri gamina žemės ūkio technikos padargus. Sekundę pasakysiu pavadinimą, pamiršau. Tai Vadarstad, atsiprašau. Vadarstad irgi didžiulė kompanija, 400 milijonų eurų apyvartą, turi prekybos padalinį Lietuvoje. Žodžiu, irgi stengiamės dirbti proaktyviai, ieškome bendradarbiavimo galimybių. Tada trečia kryptis žalioji pramonė. Tai čia galbūt toks tolimesnis šūvis, bet apie tai jau esu minėjęs. Bet tai yra mūsų strateginės kryptis, jos taip greitai nesikeičia. Tai čia galvojame apie šiaurę, kur yra keletas regionų, pagrinde Vaterbotenas ir Norbotenas, kur švedai ketina sukurti tokį žaliosios pramonės hubą, kūrėsi tokios gamyklos kaip Northvoltas, H2 Green Steel šių metų pradžioje užsitikrino 4 milijardų paskolą gamybos plėtrai, yra Elkabas jų, sakykime, kalnakasybos milžinas, kuris aplamai planuoja 40 milijardų eurų projektą. Na, iš tikrųjų, tenai bus vystoma jau vystoma ir bus vystoma daug gamybinių pajėgumų. Ten, kur gamybiniai pajėgumai, ten ir gamybos linijos, ten ir mašinerija, ten ir infrastruktūros plėtra, ten ir energetikos infrastruktūros plėtra. Tai mes matom ten iš tikrųjų tokia sritį, kur yra daug potencialo, ir šitoj vietoj galvojame apie verslo misijos organizavimą arba šių metų pradžioje, šių metų rudenį arba kitų metų pradžioje. Kokios dar yra kryptis, kuriomis dirbame? Na, žinoma, prekybos mugės, tai visiems turbūt gerai, aišku, žinoma, Elmija subkontraktorių, jau turbūt 20 metų Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija veža įmonės, mes irgi Jončiopinge lankėmės praeitą savaitę, kaip minėjau, tai užpraeitą, atsiprašau, tai buvom susitikę ir su Elmija vadovybė, kalbėjom, kaip galėtumėm geriau prisistatyti, kad mūsų, sakykime, lietuviškų įmonių visibility būtų didesnis. Kalbėjome su Jončiopingo prekybos rūmų vadovu, galvojame, galbūt visai tikslinga būti pasiorganizuoti kažkokį side eventą, bet čia dar pasitarsim su Linpra, kaip geriau tą pristatymą organizuoti. Kita paroda galbūt mažiau žinoma, tai yra Elmasan, jinai bus spalio mėnesį Stokholme. Tai čia daugiau į elektros pramonės subsektorių orientuota paroda. Ten lankiausi praeitais metais, lietuviškų įmonių neteko aptikti, bet kas, sakykime, dirba su tuo sektoriu, ten yra apšvietimų sistemos ir įvairūs switchai, laidai, dėžės elektros įrangai, e-krovimo stotelės. Tai manau, kad irgi visai vertėtų atkreipti dėmesį, jo labiau, kad paroda Stokholme, tai galima tą pačią dieną atvykti, aplankyti ir grįžti. Kontaktų mezgimas su stambiom gamybinėm įmonėm, minėjau tas pagrindinės kryptis, bet tinkamės ir su platesniu ratu įmonių. Bet buvom susitikę irgi šį mėnesį su Husqvarna vadovybė. Vėlgi kalbėjom apie galimybės įsilieti į tiekimo grandinės, apie investicinės galimybės. Buvom susitikę su Sektra, yra tokia įmonė, ten daugiau iš Medtekos srities, su ASA Abloy. Ta prasme, tą įdirbį darome. Procesas reikalauja laiko, bet stengiamės maksimaliai išnaudoti savo pajėgumus. Darbas su regionais, tai minėjau, kad lankėmės Linčiopinge, Jončiopinge, bet kur tikimės su dalim mano įvardintų įmonių. Pipeline yra Malmė, Göteborgas. Tai
pirmiausia fokusuojamės į tuos regionus, kur turime garbės konsulus. Bet aišku, kitas yra svarbus momentas, tai garbės konsulų tinklo plėtra, nes tikrai yra lengviau daryti įdirbį ten, kur turim garbės konsulus ir turim tikrai labai neblogus, mano galva, Švedijoje, bet tų garbės konsulų trūksta. Trūksta ir šiaurėje, ir pietuose, ir vidurio Švedijoje, tai tikrai labai rimtai svarstom apie garbės konsulų plėtrą. Matom, estai šitą kryptim labai rimtai dirba, tai mes irgi čia bandysim auginti savo pajėgumus. Na, bendri renginiai su asociuotomis verslo struktūromis čia kaip ir aišku, verslo misijų organizavimas. Na, tai čia vėlgi tai, kad mes dabar lankomės regionuose, mūsų tikslas yra susitikti su rūmais, susitikti su pavienėmis įmonėmis, pitchinti Lietuvą su tuo tikslu, kad paskui iš kiekvieno tų regionų susirinkti bent po keletą įmonę ir jas atsivežti greičiausiai kitų metų pavasarį į Lietuvą ir turėti tą atvykstamą įmonę. Tai atvykstamąją misiją. Taip stengiamės švediškai iš anksto pradėti viską planuoti. Na ir kad nebeužimti jūsų laiko, tai pabaigai, sakykime, čia yra Nordea tokia banko prognozė, kur Nordea analitikai sako, na jo, Švedija buvo viena iš tų, kurios ekonomika smuko greičiausiai, bet tuo pačiu jie prognozuoja, kad jinai sparčiausiai ir atsities. Swedbankas aplamai sako, kad mes 25 metais jau pasieksim, Švedija pasieks maždaug 3% BVP augimą. Nordeos prognozė šiek tiek silpnesnė, bet sako, kad vis tiek tas augimas bus didžiausias iš visų Šiaurės Europos valstybių. SEBas laikosi panašios pozicijos su viena pataisa, kad Danija turėtų aplenkti. Tai pabaigai išlikim optimistais, į 24 metus žiūrėkim kaip į namų darbų metus, tam, kad galėtumėm laiku, sakykime, įlipti į tą traukinį ir tada jau mėgautis pilnu greičiu, pilnu važiavimu 25 metais. Tai čia tada savo prezentaciją baigiu ir lauksiu jūsų klausimų. Dėkui. Ačiū labai Lietuvos komercijos atašė Švedijoje Dariui Budriui už įžvalgas ir naudingą pranešimą. Turime klausimą iš Arūno. Tai Dariau, kaip keičiasi Švedijos imigracijos politika, kokius sprendimus Švedijos vyriausybė priėmė ir kaip tas daro įtaką Švedijos pramoniai ir Švedijos ekonomikai? Ką galėtume pakomentuoti? Kaip pati imigracijos politika keičiasi, na, nebėra aišku to tokio laisvumo, kuris buvo Sirijos karo metu, kada per metus šalis įsileido gal 100 000 žmonių. Ukrainiečių skaičiaus dabar tiksliai nepasakysiu, bet čia yra paskutinė tokia imigracijos banga. Sąlygos jiems buvo kur kas sudėtingesnės negu kad Lietuvoje. Jeigu neklystu, dienai buvo skiriama apie galbūt 7, na kažkur iki 10 eurų, tai galima suprasti, kad tikrai ir tas pragyvenimas buvo ne toks lengvas, jau nekalbant apie įsiliejimą į darbą. Ten užstrigo daugeliui Dariaus atsakymas. Jeigu neprisijungs, tai Darius atsakys tą klausimą raštu ir mes pasidalinsime. Kadangi jau artėjame į pabaigą, mūsų webinaras tikrai buvo šiandien išsamus ir kiekvienam iš mūsų naudingas. Ačiū visiems šiandien prisijungusiems. Jūsų dalyvavimas ir aktyvūs klausimai, naudingi klausimai, geros įžvalgos tikrai yra svarbios mums visiems. Didelis ačiū, sakome, Lietuvos komercijos atašė Danijoje Audriui Masiulioniui, Norvegijoje Martynai Budnikaitei, Suomijoje Kristupui Stankui, Švedijoje Dariui Budriui. Ačiū visiems už pasidalintas žinias, įžvalgas ir patarimus. Kaip minėjau, renginio įrašą ir skaidres galėsite rasti šiek tiek vėliau renginiui pasibaigus. Limpra svetainėje renginių skiltyje.
Nepamirškite, balandžio 11 dieną turėsime webinarą su vakarų šalių komercijos atašė ir linkiu visiems puikiai praleisti laiką su šeima ir draugais artėjančių Velykų proga ir mėgautis pagaliau šiltų savaitgalių ir saulėtom dienom. Iki artimiausių susitikimų ir geros likusios dienos. Ačiū visiems. Iki. Dėkui. Gerai, šaunu. Iki.